Šį šašlykų receptą iki šiol žinojo vienetai, bet manau atėjo metas pasidalinti su savo sekėjais kosminio skonio šašlykų receptų. Tad pradedam. Be lentos ar peilio mums reikės sprandinės ir šiek tiek riebesnės šoninės. Tie, kas nežinojo, informuoju, kad maksimui dabar kosminės nuolaidos mėsai. Tik įsiklausykit, sprandinės kilogramas tik 3,49 €. Ką ir kokiais kiekiais reikia naudoti šiam receptui, surašysiu apačioje po filmuku. Sprandinę susipjaustom vidutinio dydžio gabaliukais, o šoninę reikės supjaustyti štai tokiomis juostelėmis. Ir slaptasis ingredientas mineralinis vanduo vytukas, kuriame paskandinę supjaustytą mėsą paliksime parai šaldytuve. Po paros maudynių mineraliniam vandenį mėsytė šiek tiek pakeitė spalvą. Dabar reikia ją nusausinti. Nusausinus mėsytę belieka ją pagardinti. Kadangi šios šašlykus planavau kepti už gerų 8 valandų, tai naudojau tik 2 svogūno galvas. Be svogūnų šiame marinavimo etape mums taip pat reikės ir juodųjų maltų pipirų. Na ir viską gerai išmaišius, belieka laukti vakaro. O vakare, kol malkytės dega, sumausime šašlykus ant iešmo. O šoninę kepti kartu su sprandinė mūsų šeimoje jau savotiška tradicija, nes dauguma mėgstame riebesnę mėsytę. Šiek tiek apkepę mėsą iš abiejų pusių pagardinkime ją druska. O kepdami šašlykus svarbiausia jų neperkepkite. O iškeptų šašlykus neskubėkite valgyti, sudėkite juos į puodą ar molinį indą ir palikite keliom minutėm, kad susivaikščiotų viduje mėsos sultis. O jei patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir būtinai pasek riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.